Apmąstykime sakinį, vargdieniams skelbiama geroji naujiena ir atsakykime į klausimą, koks trumpiausias kelias susitikti su Jėzumi. Jeigu žvelgtume Dievo akimis, vargšas nėra vien tas, kuriam trūksta materialių gėrybių, tai kiekvienas žmogus, kuris suvokia, jog be Dievo malonės negali gyventi. Evangeliniu požiūriu tai ne tas, kuris neturi, bet tas, kuris atsikrato savį pakankamumu. Tas, kuris visiškai pasitikė Dievu ir tas žmogus, kuris leidžia Dievui būti savo stiprybė. Tokie sakiniai: viešpatie, man reikia atleidimo, man reikia pagalbos, man reikia jėgos. Tai laikysena, kuri išlaisvina iš noro viską kontroliuoti. Laikysena, kuri atveria širdį Dievo veikimui. Šis vargingumas yra vidinis kelias, kuriuo esame kviečiami eiti visi, ir maži, ir dideli, ir jis moko pripažinti: aš esu stokojantis Dievo. Jei kas nors paklaustų, koks trumpiausias kelias susitikti su Jėzumi, atsakymas būtų paprastas: tapk stokojančiu malonės, atleidimo, džiaugsmo, tapk stokojančiu Dievu. Toks yra atsakymas. Palaimintas tau dienos ir gero apmąstymo.